Už Lietuvą, vyrai! Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš Arnas ir po ilgo tikrai 100 metų video nekūrimo mes ir vėl grįžtume į Minecraftą, Hunger Games tiksliau. Ir tai yra 14 arena. Kodėl aš šiandien lošiu 14 arenoje? Tai yra dėl to, nes yra pirmasis sniegas, bent jau Vilniuje neseniai išsnigęs. Dabar kalėdinė nuotaika, jingle bell, ne? Tai kalėdinė nuotaika dabar yra pas mane širdyje ir ta proga pagalvojau, blema, padarysime mes vieną video, bus visiems žiauriai smagu. Kardo negavom, okei, buvo 5 kardai. Gerai, tai ką varysim sen. Gera pradžia, pusė darbo, to mes nepadarėm, tai pusė darbo netgi... Okei, kol čia vanduo nigehai. Taigi taip, kodėl aš nekūriau video taip ilgai, tai na, visų pirma, ten buvo daug problemų, aš tikriausiai apie jas nekalbėsiu, bet tiesiog noriu pasveikinti visus su, na, gruodžio mėnesiu, adventų pirmuoju, ne? Nors tai tik tai yra tiem, kurie tikintys labiau yra negu, okei, sveikas, bachūras, ką biški, bachūras, tipo, eik vyz, no, budžik, čia gaidi, iš rankų kapok mane davai, bachūras davai 1 ant 1 gaidi, gerai, žiūrėk, negyvas ir tu, tada Augustas 00, ateik čia 00 Augustas, what the fuck, okei, man jis yra tiesiog sienoj, arba man jis užlagino, aš nelabai supratau, bet jis yra tiesiog sienoj ir tai supratau, aš irgi nužudžiau, okei, labai gerai, Taigi taip, žaidžiame šiame nuostabiame map'e, kuris yra sukurtas Vidarastu, ar ne, tikriausiai nenužudžiau, bet yra viršus žmogus, ar man išeis jį nuimti, jeigu jis turi kardą, tam ant hana, bet jeigu ne, tai jis neturi kardą, pono kardą jis neturi ir yra nužudytas jis taipogi, ir oik tu peklonči gonaičiai, wow, okei, gaunam žiauriai gerų itemų ir yra žiauriai čiotkai, gaunam dar geresnį kardą. Vaikeli, mes dabar tratinsim visus tratinsim, gerai. Taigi taip, ar ten Augustas? Ten yra Augustas, jo, tai reiškia mes jo nenužudėm kažkodėl. I have no idea why. Gerai, dar vienas nužudimas, labai gerai grįžti. Jeigu tai čia yra mano pirmasis raundas, kurį aš šiandien lošiu, na, po ilgos pertraukos nuo Hunger Game'ų yra, ilgai jau neloštas Hunger Game'ai, tai pagaliau dar gaunu kilų, ne, matau dar Niką prie truputėlį tolėliau, sveikas. Šok čia 1 ant 1, gaidi 1 ant 1. Man biški nesiseka, bet yes, vienas laifas liko, man nėra laifų visiškai. Aš manau, ar man apsimoka valgyti Golden Apple, aš manau, kad aš suvalgysiu jį vis dėlto. Fuksais nenumiriau, jeigu atvirai, bet šita mirtis, jeigu aš būčiau numiręs, tai tiesiog būčiau pats kaltas, kadangi ir laifų atrodo, ar laifai pilni buvo. Man tikriausiai gal pilni buvo laifai, dabar neatsimenu, reikia truputėlį pasisaugoti dabar. Nikas klausė, kiek HP, pamatysi per video, seni, vienas laifas buvo likęs, viskas gražu, tiesiog, mano manimu, yra iš viršaus, kai kapo yra žymiai geriau, taigi jam tikriausiai pasisekė ta pati, kaip sakyt, jo pozicija, va toks žodis galėtų būti naudojama šitam sakiniui išreikšti, tai pozicija buvo tikrai žymiai geresnė jam, na, bet, na, jeigu nebūčiau senas Hunger Game'ų vilkas, tai tikriausiai būčiau ir susimojęs. Ok, taigi aš apie ką norėjau pakalbėti, aš jau tikriausiai pamiršau, aš paimsiu dėl to kardus, nes, na, maža kas, kaip sakoma, maža kas. Tai va, tai kiek yra likę žmonių? Žmonių yra likę 9, 8 žmonės yra likę, beje, lošėme, jeigu prisimenu dabar iš Vliudo neseniai, gal jau senokai padaryto video, bet ten jis aiškino naujausius update'us. Tai va, tai tas chestas, iš kurio mes gavom biškį chain armoro ir taipogi gerus ginklus, ne? Tai jis yra redstone chestas, kuriame galima gauti gerus itemus. Tiesiog toks truputėlį buvo toks padarimas, fobo, tiesiog atnaujinimas, palauk, man truputėlį nesilaudina mapas. Pagalvoju, kad čia žmogus buvo. Gerai, aš tą F3S, ok, labai gerai, atrodo, silaudino mapas. Kilų turim nemažai, jau 6 žmonės te likę, kaip tik dabar pamačiau, kad dar keli žmonės numirė. Ir mūsų spawnas, palauk, čia yra torčas, ne? Spawnas yra čia, visiškai, netgi nesiorientuoju mapę, visiškai gerai. Taigi dabar aš visų pirma noriu padaryti Iron Swordą, kadangi aš turiu 2 Iron ingotus ir taipogi pagaliukų.
taigi greitai nieko nelaukdami tikriausiai bėkime į vidurį, tikėkime iš niekur nieko mūsų niekas neužpuls, greitai truputėlį reikia prisiminti, kaip čikardus daryti čiki piki, nes 100 metų nesulošęs Hunger Game'ų. Labai gerai, turim jau kardą, vaidinam, kad turim šūdiną kardą, iš tikrųjų mes turim dar geresnį kardą, tai vaidinam, kad turim stone kardą, o iš tikrųjų turėsim Iron, žiauriai bus čiotkai, man regis, dabar bus, na, kiek liko žmonių dar, man įdomu, nes žiauriai norėtųsi nužudyti dar žmonių, okei, gaunam, čia yra vis truputėlį item, okei, matau Niką, po ilgos pertraukos matau Niką, jis yra visiškai kitoj pusėje, atrodo, čestas, oh, hell yeah, paimkim vis dėlto Golden Apple dar vieną galėsim pasidaryti, jeigu turim obolį, ne, obolio neturim, kaip be būtų gaila, bet gerai, jeigu mes randam tą žmogų, mes jį nužudom, patvarkom ir ištratinam, tai ir tada nebeliks to žmogaus, gal jis netyčia turės Golden Apple, arba bent jau Apple, tada tikrai padarysim savo Golden Apple, Apple obaliukas, žinau, tipo auksinis obaliukas, kur yra tas nukutis? Aš nematau jo Niko, ai va, oh, hell yeah, bitches, ar jis neturi kardo, ar man tik taip atrodo, Lema, jis su Golden Apple, jis su gražiu armoru, aš tikrai mielai paimčiau į armorą. Matau dar čiuvelį, eik tu seniai, kai armoras pas tą čiuvelį, kuris buvo ten šone, aš nežinau, ar jūs matėt jį, bet aš akies žvilgsneliu pamačiau jį, aš nežinau, aš gal pažiūrėsiu. Jop, fuck yes, gerai, jeigu mes šitą nuėmam, jeigu jis man nenuėma life'ų visiškai yra, šventoji karvė. Tu kurmi, blėt. Gerai, bandom. Šok čia 1-1, lagas, what the fuck, nuėmėm žmogų, žiauriai čiotkai, turim daug nužudytų daiktų, daug nereikalingų daiktų. Ar jis atbėga? Jis neatbėga, jis atbėga, aš dabar nežinau, kaip man išeis, bet mano taktika atrodo išeina visai nauda. O ne, šūdas, eik tu šikt. Kokia nesąmonė. What the fuck? What the hell did you happen? Kodėl? Va, mirgai, dygi, mirk. Kodėl? Yes, dar vienas uždė. Liko du žmonės. Man reikia dabar greitai išmest visus nereikalingus itemus. Turėsiu dabar itemų. Da figa. Gerai, nuimtas, man atrodo, jis buvo teamas. Aš dabar truputėlį gal susinervinęs kalbu. Bet čia, man atrodo, buvo teamas. Ir jeigu ten buvo teamas, ten buvo žiauriai gerai. Palauk, čia daugiau man nieko reikalingo nėra. Toliau čia yra tik tai kardas. Tik tai kardas mes jį galim paimti. Dėl viso pikto gerai, aš dabar mėtau visiškai nereikalingus daiktus, kurių reikėtų mėtis visiškai kitokius daiktus. Gerai, viskas. Kas čia buvo per prikolą, aš nelabai supratau. Tikriausiai Fovas dar kažką atnaujino. Nes, kaip jau sakiau, čia yra mano pirmas Hunger Game'as nuo to laiko, kai aš paskutinį video įkėliau. Taigi aš net nežinau, aš iš kur sužinau visus tos update'us. Okei, matom žmogų. Okei, sveikas, papulį, tu tuoj būsi nužudytas, man regis. Hello. Ką tu? Man atrodo, beje, aš neturiu kepuriuko, kurį tikrai turėčiau gauti. Turėjau paisimt. Bet gerai, mes turim biškį diamond daiktų, taigi man parintis nereikia. Šok čia rūta, gerai. Taigi pirmas geimas po 3 mėnesių, 3 savaičių, atsiprašau, maždaug. Ir yra pergalė. Arnas grįžta su trenksmu į Hunger Game'us. Tai va, tai beje, ačiū visiems, kurie žiūrėjo, atsiprašau, kad nekėliau video, tiesiog gal ką nors bus proga papasakot, kokius aš išgyvenimus jaučiau dėl video kūrimo, gal ką nors reikės LTP serverį kažką padaryti ir pasakot tuo metu. Arba per streamą, jeigu turi per streamą, tikrai galėčiau taip pat padaryti. Tai va, bet kadangi šitas Hunger Game raundas buvo pakankamai pasisekęs, kaip pats pirmasis, taigi matysite šitą daiktą YouTube'ai. Tai va, tai pagaliau grįžtu atgal į YouTube'inimą, ne? Gerai, tai va, tai viskas. Atsiprašau, jeigu kažkam šiandien neįtikau, bet šiandien, sakoma, reikia priprasti ir vėl prie video kūrimo, tai va, tai, pirmas bandymas pasisekęs, ačiū Dievui, tikėkimės, komentavimas buvo pakankamai normalus. Ir taip, tikriausiai su legendinė fraze atsisveikinsime ir tai būtų myliu, bučiuoju ir iki.